Ąžuoliuko stovykla. Čia Ąžuoliuko stovykla. Ir tai buvo skabynės, bet apie tai vėliau. Bebrusų stovyklavietė įsikūrusi prie Zamokėlių kaimo šalia Bebrusų ežero Molėtų rajone. Paprastai Ąžuoliuko stovykla vyksta birželio pabaigoje arba liepos viduryje. Stovyklos tvarkaraštis. Atidarymas. Atidarymo metu paskiriami vadovai ir vadovėliai, bei degamas laužas. Stovykloje egzistuoja 4 būriai. Kiekvienas būrys gauna po vadovą ir 2 vadovėlius. Ir po 1 auklėtoją. Kiekvienas būrys bando gauti kuo daugiau taškų, kad laimėtų stovyklą. Daugiausiai taškų gaunama iš vaidinimų. Iš viso egzistuoja 3 vaidinimai. Būrių susipažinimas vadinamas team buildingu. Prisistatymas yra pirmasis stovyklos vaidinimas. Spartakiada yra sporto rungtynių pradžia. Žygis ir daina yra svarbiausias stovyklos vaidinimas. Žvaigždžių dieną žinomas žmogus atvyksta pasidalinti patirtimi. Karinis žaidimas. Karinio žaidimo metu vaikai eina į mišką, pasidalija 2 komandomis ir bando nuplėšti antpečius skirtingai komandai. Daugiau antpečių nuplėšusi komanda laimi. Šis žaidimas dar vadinamas kabinėmis. Panorama tai vaidinimas, kurį organizuoja tik vaikai. 10 dieną vyksta viktorina ir garbinamas Neptūnas. Uždarime paskelbiami būrių rezultatai, degamas laužas ir uždaromas stovykla. Dienos tvarkaraštis. Po rytės mankštos ir liniuotės valgome pusryčius. Tada vyksta repeticija ir pietus. Po pietų yra laisvas laikas ir vakarienė 18 val. Naktipiečiai 9:30 ir miegojimo laikas 11.